Susisiekimo ministerijos organizuotame nacionalinėme konkurse Šviesiausia Lietuvos klasė, 3 šviesiausia klase buvo pripažinta Vilniaus Žvėryno gimnazija. Šios gimnazijos 7 C klasės nuotrauka išsiskyrė jaunatviška dvasia ir spalvingumu. Moksleiviai nuotrauką pristatė devizu "Iš šviesų rytojų be nelaimių kelyje". Nuotraukos pagrindinė mintis – kiekvienos profesijos žmogus turi dėvėti atšvaitą. Norėtume padėkoti auklėtojai, kad jinai mums parodė tą skelbimą ir kad jinai mums padėjo tos atšvaitus susirinkti ir nusifotografuoti. Fotografavomės visame Vilniuje vos ne. Ir atrinkom pačias šauniausias nuotraukas, kurias gavosi prie mokyklos ir taip nusprendėm nusiųsti jum ir atsitiko taip, kad laimėjom. Nurungę ne 1 000 moksleivių iš visos Lietuvos, vaikai ypatingai laukė pašėlusios grupės Čilinam koncerto savo mokykloje. Jau nuo pat vidurdienio mokykloje bruzdėjo besiruošiantis koncertui gimnazistai, gausiai pasipuošę atšvaitais. Pakeliui į mokyklą grupės Čilinam vyrukai Stano Ramūnas Rudokas ir Deividas Zvonkus taip pat nešėsi daugybę atšvaitų, jei gimnazistams jų pritrūktų. Prieš koncertą besivaikščiodami po Vilnių, nuotaikingieji dainininkai nusprendė pabendrauti su praeiviais ir patikrinti visų pėsčiųjų matomumą kelyje. Prie perėjų suskambo dainos, o miestas sužibo atšvaitų šviesa. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną, tie geltoni atšvaitai. Tai va, būkit matomi. Nešiokit atšvaitų, sėkmės. Bet jau saugu. O, kokios panelės. Vėl, švieskim man vėl. Sušildyk rūko juostą, juostą miglų ir draugiai. Vėl, švieskim man vėl. Sušildyk tamsą naktį, tą juodą naktį vėl. Vaikščiokit, našau tik su atšvaitais. Iš šulė, iš šulios ir vietoj šulios. Sublizgėkit. Labai teisingai matomos, bet ne visas. Spindi naktį atšvaitai ir visiems labai gerai. Aš tave matau, tu mane matai tikrai. Ei, ir sustriukiam vaikščiok. Viešpatie mano, kaip tau suremti. Ačiū. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną, tie geltoni atšvaitai. Kaip gerai. Būkit matomi, būkit laimingi. Pasiekę mokyklą, grupės Čilinam žvaigždės nuskubėjo ruoštis koncertui, o gimnazistai tuo tarpu pristatė savo mokyklą. Mūsų mokykla yra pati fainiausia, pati šauniausia, dėl to, kad čia mokosi patys geriausi mokiniai, patys kūrybingiausi, patys įdomiausi ir be jų nebūtų Vilniaus. Nes tik mes kelsim Lietuvą ir mes ją pristatysim pasauliui. Prieš grupės Čilinam pasirodymą nuotraukos autoriai 7 C klasės globėjai Marijanai Bandalevičiūtei buvo įteiktas susisiekimo ministro pasirašytas diplomas bei MP3 grotuvas. Jis scenoje negalėjo gražių atsiliepimų apie dalyvavimą konkurse. Visa nuotraukos idėja tikriausiai buvo susisiekimo ministerijos. Na, mes su vaikais pamatėme jūsų plakatą ir visai susidomėjome, kad galėtumėme jame sudalyvauti. Dalyvavome ilgai, darėme daug. Įsigijome daug atšvaitų, kurių ir neturėjome. Ir labai džiugu, kad turime šiandieną jūs svečiuose. Mokytojai visoms Lietuvos mokykloms palinkėjo būti matomomis. Noriu palinkėti sėkmės ir kad turėtų tokius pačius gerus mokinius kaip ir mes. Puikiai nusiteikę, visą salę užpildę Vilniaus Žvėryno gimnazistai ėmė kviesti į sceną grupę Čilinam. Kaip ir visose konkursą laimėjusiuose mokyklose, Čilinam vyrukai publiką užkrėtė nepalaužiama energija. Scenoje dainavo visiems gerai žinomas dainas, bei žaismingai bendravo su moksleiviais apie atšvaitų svarbą. Kas turit atšvaitus, kelkit į viršų, kas neturit, kelkit rankas ir gaukit atšvaitus. Okay. Margarita, Margarita,
Ačiū! Ačiū! Jūs nerealūs. Konkursas Šviesiausia Lietuvos klasė šiemet buvo vykdomas pirmą kartą ir yra Susisiekimo ministerijos organizuojamos nacionalinės saugaus eismo propagavimo kampanijos Saugu kelyje dalimi.